Labas draugai, šiandieną dalinuosi su jumis tokiu kitokiu formatu receptų, visai kaip per Gustavo enciklopediją, labai mėgdavau jį žiūrėti. Tai gal iš ten ir išmokau visgi rodyti receptus. Ir šitas receptas bus skirtas būtent tiems, kurie man yra pasakę, kad aš neturiu laiko gaminti sveikatai palankų maistą. Taigi žiūrėkite ir aš parodysiu, kad tai yra labai greitai, lengva ir visgi įkandama netgi žmonėms, kurie labai mažai turi laiko, bet jie labai myli save, savo kūną ir nori duoti visgi po geriausia, kad ir tiek turi to trapelio laiko. Taigi pradedam gaminti. Aš jau susipjausčiau romaninius salotų lapus. Štai taip, susismulkinau. Jie man patinka savo standumu. Deja, neturiu agurko, jį aš tikrai įdėčiau. Ir tūną savo sultyse. Būtinai savo sultyse dėkite. Štai yra šitie, man labiausiai patinka. Mėlynuose tokiuose skardinėse. Jų kiekis grinai atitinka, kiek mums reikia. Tai va, tuomet reikės alyvuogių. Labai juodos tinka, bet vėl aš jų neturiu. Mano taip, žinokit, ir atrodo dienos. Aš taip savo valgyt gaminu iš to, ką turiu. Bet jūs gal pasiruošite ir nusipirksite juodų alyvuogių ir agurko. Taigi, dar į tūno salotas labai mėgsta dėti svogūną, raudoną svogūną. Jis labai tinka, labai siūlyčiau, bet jeigu nenorit prie savo Valentino jausti savo Valentinui jausti svogūno kvapą iš burnos, tai aš jums siūlau štai tokį variantą kaip opcija, alternatyva puikiai, kuris tiek tą skonio derinį sudarys, poras. Irgi žodis puikiai tinka Valentino dienai, poras. Tai va, nusipirkit savo porą, kas neturi. Ir įdedam į tūno salotas. Ir kitas svarbiausias paskutinis ingredientas yra kiaušiniai. Aš rinkausi putpelių kiaušinius, bet jeigu jau tikrai taip neturite laiko, tai rinkitės vištos kiaušinių, bus greičiau nulupti. O jeigu neturit laiko ir norit putpelių kiaušinių, tai galite su lupkais valgyti, jie turi be galo daug kalcio. Ir viskas, žinokit, su jumis nelupsiu šitų kiaušinių, bet nusilupus įsidėsiu taip pat šitą visą salotų dubenėlį. Ir paskutinis ingredientas tai būtų alyvuogių aliejus, šiek tiek apšlakstame ir viskas. Štai taip atrodys mano pietus. Ir tikrai nepagailėkite kiaušinių, nes jie yra mūsų baltymų šaltinis. Aš jų mėgstu tikrai į šitas salotas įdėti daugiau. Na va, skanaus draugai, tikiuosi neužtrukau ilgai.